vyksta Arch Zona, renginys skirtas architektams, žmonėms dirbantiems su interjerais, taip pat naujakuriams. Ir jo metu pristatėme tarptautinę EU Miss Award parodą 22 metų. Taip pat paskelbėme EU Miss Award 24 metų ilgai sąrašą patekusių Lietuvos architektų darbų sąrašą, vardus. 17 val. Oficialiai buvo paskelbti EU Miss Awards 2024 metų ilgo sąrašo visi nominantai ir žiūri. Paskelbėme ir rengėme šitą renginį kartu su kolegomis iš Barselonos. Pastebėčiau, kad tikrai ta architektūra paskutiniu metu labai atliepia tas irgi tendencijas, nes tai, ką matėm čia parodoje 2022 metų, tai vyrauja toks architektūroje formų nuosaikumas, bet labai yra daug galvojama apie socialinę paskirtį, apie medžiagiškumą, apie programą, kas apskritai stato tą architektūrą, kam ją stato. Tokia tendencija yra architektūroje ne visuomet statyti vien tik tai naują, bet ir praktiškai perstatyti taip, kaip buvo, pritaikant šiandieniniam poreikiam. Renginio tikslas yra pasiekti kuriančius arba įsikuriančius savo namus. Tai švęskime architektūrą šį vakarą.